Ar kada svajojote pakeliauti aplink pasaulį? Būtų šaunu, ar ne? Bet šį kartą norai šiek tiek mažesni. Keliausiu automobiliu, bet ne tik keliausiu, bet ir valgysiu jame, miegosiu jame, montuosiu vlogus jame. Žodžiu, 4 dienas gyvensiu automobilyje. Tai nebus vien važiavimas keliu. Sustosiu pakeliui, užmačiusiu įdomias vietas. Taip pat aplankysiu žinomus objektus. Na, ne visus, bet tiek, kiek leis laikas ir galimybės. Na ir žinoma, nereikės išklysti smarkiai iš kelio. Labas, šiek tiek papasakosiu apie mano artimiausią kelionę iššūkį, kelionę aplink Lietuvą per 4 dienas. Užmesiu jums ant ekrano mano padarytą planą, iš karto jo viso nerodysiu. Na, šiam kartui tiesiog noriu pristatyti šią kelionę ir truputį apie ją papasakoti. Apie daiktus, kuriuos gabensiu kartu, maistą, na ir elektroniką ir taip toliau. Taip pat ir apie miestus šiaurėje, rytuose, vakaruose ir pietuose papasakosiu kitame video. Šiame video tiesiog noriu pristatyti pačią kelionę, taigi aš keliausiu aplink Lietuvą savo automobiliu. Keliausiu per 4 dienas. Kodėl per 4 dienas? Todėl, kad tai bus iššūkis ne tik apkeliauti visą Lietuvą aplink per 4 dienas, kaip jūs matote šitame paveiksliuke, tai yra maršrutas mano, bet ir noriu pernakvoti 4 poliuose. Šiaurėje, pietuose, vakaruose ir rytuose. Aš jau esu nusistatęs, kur miegosiu, pasižymėjęs taškus, bet kaip ir minėjau apie tai kitame vloge. Taip pat esu pasižymėjęs kelis taškus, ką aplankysiu pakeliui, bet tai nebus tik tiek. Taip pat aplankysiu ir pakeliui sutiktus įdomius dalykus, kuriuos užmatysiu tiesiog. Startuosiu iš čia, iš Klaipėdos, grįšiu į tą patį tašką, iš kurio aš startuosiu. Vėlgi, jeigu pažiūrėsite į mano planą, tas taškas yra pažymėtas žemėlapyje prie Baltojo Ronio. Ten yra automobilių stovėjimo aikštelė, tai iš ten startuosiu, ten ir pabaigsiu kelionę. Ir tai bus 4 dalių video, tai nebus vienas video, nes vėlgi 4 dienas sutalpinti į vieną video tai būtų didžiulis iššūkis ir turbūt labai daug ko jums neparodyčiau. Tai ne, aš pasimsiu kompą, montuosiu važiuodamas. Tai reiškia, kiekvieną dieną išeis po vieną video. Na ir kaip visada, po kažkurio laiko išeis pilnas video, tai reiškia visos 4 dalis bus sujungtos į vieną ir įkelta į YouTube. Čia tiems, kurie žiūrės, sakykime, po laiko, ne tuo metu, kai keliausi, bet po kažkurio laiko atras mano šitos vlogus 4, kaip ir visose iki šiol darytose mano kelionėse. Iš pradžių, jeigu video yra suskaldytas, tai išeis dalimis, galiausiai po kažkurio laiko išeina ir pilnas video. Tai taip pat bus ir čia. Ir iš viso turėčiau susukti apie 1000 su biškučiu kilometrų. Tiksliai negaliu pasakyti, nes nežinau kiek kartų ir kiek daug išklysiu iš kelio, ta prasme atradęs įdomius objektus, bet neturėčiau susukti daugiau negu 1500 km ir ne mažiau kaip 1000. Beje, jeigu jūs irgi mėgstate planuotis prieš keliaudami kažkur ar prieš kažką darydami, mano video aprašyme bus linkas į būtent šitą planerį, kurį aš naudoju. Galite per tą linką prisiregistruoti ir visiškai nemokamai naudotis. Žiauriai patogus įrankis. Na, o šiandieną tiek, toks trumpas video, tiesiog užvedimas ant kelio, kas manęs laukia, ir ši kelionė iš tikrųjų bus pakankamai greitai. Aš labai tikiuosi jau po kokio gero mėnesio, nes laukiu, kol bus šiek tiek šiltesnės naktis, bent jau 8 ar 10 laipsnių šilumos. Kai tik pamatysiu, kad orai gerėja ir naktį šiltėja, iš karto šoku už vairo ir lekiu į šią kelionę. Taigi, dar bus keli update apie šią kelionę. Dabar tiesiog toks trumpas video, kad jūs žinotumėte, ko laukti artimiausiu metu. Ačiū, kad žiūrėjote. Paspauskite subscribe, užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte sekančių update'ų ir žinoma pačios kelionės. Čiau.